Sveiki prisijungę prie pirmosios klubo disbalansų tvarkymo programos treniruotės. Labai tikiuosi, kad jūs jau padarėt namų darbus ir peržiūrėjot ir tiek išbandėt šios treniruotės pratimus ir juos pasimokinote iš anksto. Jeigu to nepadarėt, labai prašau sugrįžti ir pasimokyti tai padaryti. Nes nuo to, kiek jūs dirbsite namų darbais, priklausys, kiek efektyviai ši treniruotė bus atliekama ir kiek efektyviai tie pratimai jums jausis ir kiek teisingai juos atliksit. Tai kokia bus šios treniruotės esmė ir prasmė? Visų pirmiausia, kai mes turime problemą su klubo sąnariu ir kai mobilumas yra sumažėjęs, mes norime padaryti taip, kad tas pats kaulas nustotų trintis ir dar toliau dėvėtis ir mums tiesiog skaudėti. Dėl to, ką mes darysime, tai pirmiausia, mes atleisime įtemptus raumenis, kurie tarsi blokuoja tikslingą kaulo judėjimą ir klubo susilenkimą. Dėl to mes pirmiausia dirbsime ties užpakalio raumenimis, juos atpalaiduosime su kamuoliuku ir lygiai taip pat atleisime ir dvigalvio raumenis. Po to, kai kaulas jau taps laisvesnis, mobilumas padidės, mes aktyvinsime raumenis, kurie yra atsakingi už klubo mobilumą ir būtent už klubo stabilumą ir visą bendrą jėgą. Žinoma, mes pradėsime nuo pačių lengviausių pratimų. Aš nežinau, kokia yra jūsų situacija, nuo ko pradedam būtent šią programą, bet mes vis tiek pradėsime nuo pačios lengviausios treniruotės, įsivaizduodami, kad situacija yra tikrai rimta ir prasta. Kaip ir minėjau programos pristatyme, kad kai mes turim problemą su klubais, tai būtent ankštumą, artrozę, nusidėvėjimą, nervo spaudimą, esant tokiom problemom, klubo mobilumas itin sumažėja ir pats kaulas ir pats klubas tampa labai jautrus. Dėl to iš karto perspėju, jeigu jausim skausmą, nepersistengim, galim stabdyti arba taip stipriai nespausti ir paprasčiausia, kai judėsim po truputėlį, mes savo nepakenksim. Dėl to nebijokim, darykim ir tikrai viskas bus tvarkoj. Nuo ko mes pradėsim? Mes naudosim pirmiausia kamuoliuką ir pradėsime nuo klubų atlaidavimo. Tai ką? Pirmiausia, statom kamuoliuką ties užpakaliu ir surandam paprasčiausią užpakalio viduriuką. Nei kaulas šone, nei kaulas gale, tiesiog pats viduriukas. Ir dabar taip atsisėdame ant to kamuoliuko, su rankomis pasirėmėme atgal. Ir dabar noriu kūno svorį po truputėlį įspausti ant kamuoliuko. Iš tikrųjų turėtų būti labai skausminga, dėl to pirmiausia mes galim su rankom prisilaikyti. Jeigu rankos yra labai silpnos ir nelaiko, mes lygiai taip pat galim atsiremti pradžiai į sieną ir tiesiog nuremti savo kūno svorį su nugarą atgal. Dabar koja gali lengvai neįsitiesinti, nes jeigu neįsitiesins, mes dar daugiau atpalaiduosim užpakalio raumenis ir dar daugiau skaudės. Dėl to tiesiog mes norime po truputuką didinti spaudimą ir po truputėlį tą koją atpalaiduoti. Ir galiausia, klubai turi būti atpalaiduoti ir kūno svoris tarsi turi kristi ant užpakalio raumenų. Dabar mes norime po truputėlį rasti poziciją, kurioje mums skauda labiausiai. Tai mes turime užpakalio raumenis ir lygiai taip pat mes turime ir kriaušinį raumenuką. Labai mažą raumenuką, kuris gali jausis labai aštriai, nes po juo yra nervas. Tai mes norime su kūnu šiek tiek pasivažinėti labai ramiai lėtai į priekį, šiek tiek atgal. Ir galiausiai, jeigu pajaučiam per šokimą, mes ten stabdom, fiksuojam ir pabūnam. Kaip ir minėjau, stengiamės atsipalaiduoti, neįtempti klubų raumenų ir galiausiai su rankomis laikytis vis mažiau. Įsiremti žemę vis mažiau. Tai jeigu aš laikaus tarsi pusiau pasikėlęs, spaudimo nebus. Dėl to galiausiai rankas tarsi atpalaiduoju, leidžiu kamuoliukui kristi į užpakalį ir taip pat, jeigu prarandu poziciją, kur man skauda, iš lėto dar pavažiuoju aukštyn, pavažiuoju žemyn, daugiau į šoną, daugiau į vidinę dalį, prie kaulo, klubų. Ir taip paprasčiausiai mes norime iš lėto ramiai pramasažuoti užpakalio raumenis. Jeigu situacija yra itin rimta ir klubas tikrai yra skausmingas ir mes net galbūt net negalėsime atlikti jokių pratimų kol kas, tai ką mes galim padaryti? Atleisti raumenis, kuriems įsitempus tas mobilumas sumažėja. Tokiu būdu mes nuimsime įtampą nuo klubo sąnario ir duosime jam erdvės ir laiko gyti ir atsistatyti. Dar truputėlį pasivažinėjom. Ir dabar atsipalaiduojam. Dabar taip, nulipsim nuo kamuoliuko.
Truputėlį atsikvėpsim, nes skausmas turėjo būti tikrai neblogas. Vėlgi, jeigu nejautėm aštraus durimo, pasistengim labiau paieškoti pozicijos, kurioje galimai gali spaustis nervas. Žinoma, jeigu nervas nespaudžia, tai mes to tokio aštraus durimo ir nepajausime. Dabar mes atpalaiduosime dvigalvio šlaunies raumenį ir statysime kamuoliuką jau po kaulų čia žemiau. Tai kamuoliuką laikau ant savo šlaunies ir ramiai gražiai įspaudžiu savo kūno svorį ant kojos. Galime šiek tiek ir atsilošti, jeigu jau laužėsi per kaulą, būtent klubas, kai mes lenkiamės į priekį. Ir dabar tiesiog įspaudžiu kamuoliuką savo į dvigalvio raumenį. Galima laikyti ir abi kojas ištiestas, galime koją sulenkti, kaip jums yra patogiau, taip ir žiūrime, bet dabar norim tiesiog šiek tiek pastumti tarsi save su kamuoliuku taip į priekį, kad tas kamuoliukas įsispaustų būtent į dvigalvio raumenis. Tai čia įsispaudžiam ir tiesiog kol kas sėdim ramiai ir laikom. Kadangi dvigalvio raumuo, būtent tas kailo, kurią mes dabar plaiduojame, nebus plati, tai mes negalim dabar važinėtis ir tiesiog valuotis, nes kamuoliukas nušoks nuo raumens ir mes nieko nepajausim. Tai mes turime jausti tokį pakankamai neblogą spaudimą ir jeigu nejaučiam to kaip durimo, arba dvigalvio raumuo nėra toks stipriai įsitempęs, arba mes tiesiog nepataikom ant jo. Dėl to mes galim su kūnu į šoną pavažiuoti vieną, į šoną kitą ir taip mes tiesiog surandame tą poziciją ir spaudžiam dar stipriau. Jeigu nieko nesijaučia ir klubas leidžia šiek tiek lenktis taip į priekį ir susikuprojus, tai tiesiog mes galim taip susilenkus svert savo kūno svorį tarsi į priekį šiek tiek lenktis ir leisti kamuoliukui įsispausti tarsi prie pat kaulo į tą būtent dvigalvio raumenį. Tai mes taip gražiai spaudžiam, laikom. Dabar lygiai taip pat mes dar galime taip pat koją ir palenkti šiek tiek taip į vidų ir vėl plaiduoti. Vėl pasukti šiek tiek į vidų ir patikrinti, ar nieko nesiskiria, ar skausmas ir aštrumas nedidėja. Tai mes norime daryti būtent taip, kad mums kaip tik skaudėtų. Atsiminkim, be diskomforto sutvarkyti situacijos nepavyks ir skauda ne dėl to, kad kažkas yra labai blogai, o tiesiog skauda dėl to, nes tie raumenys nedirbo atitinkamose pozicijose ir jie tiesiog yra labai įsitempę. Mes dabar galime su kūnu pavažiuoti truputėlį atgal ir jau įspausti kamuoliuką daugiau nebe ties pradžia susijungimo, kurio kaulas ir raumo kabinasi, bet truputėlį žemiau. Tai mes tarsi pavažiuojam ir taip pat paieškom tų pozicijų, kur mums skaudėtų ir kur mums spaustų. Galiausiai, jeigu išeina ir mes jau pajaučiam tą raumenį, mes galime su kūnu pavažiuoti aukštyn ir pavažiuoti taip pat gražiai žemyn. Taip pat šitam judesiui mes galime naudoti pratimui kamuoliuką dvigubą, kurį mes naudojam ant nugaros, tiesiog bus patogiau per jį važinėti ir jis apims daugiau vietos. Gerai. Dabar mes atleisime klubo šoninę dalį, tai būtent užpakalio šoninę dalį, ir tai leis mūsų kojai dar tapti mobilesniai. Tai mes dabar sėsime kamuoliuką štai čia taip ant šono, įremsim alkūnę ant žemės ir statysim kūno svorį ant kamuoliuko, laikysim koją kol kas ištiestą, klubas bus tiesus per sąnarį ir dabar noriu po truputėlį sverti savo kūno svorį ant to kamuoliuko ir pajausti, kaip pradeda spaustis grinai užpakalio šonas. Turėtų pasijausti iškart neblogas spaudimas ir tikrai neblogas skausmas. Jeigu mes labai esame įsitempę ir laikau, pavyzdžiui, koją įtemptą, kamuoliukas net negali įeiti, dėl to aš turiu užpakalį atpalaiduoti ir šios kojos nespausti į žemę. Ir tokiu būdu aš tarsi dar svyru atgal, į priekį, į viršų, žemyn ir tiesiog noriu pajausti, kur ta įtampa atsiranda didžiausia. Taigi, galime su kūnu važiuoti aukštyn ir žemyn, kad patikrinti, kur jaučiasi daugiausiai to skausmo. Mes norim daugmaž važinėti aplink kaulą ir štai taip gražiai šonu. Tai mes pastom kūną taip šonu, pastom kūną žemyn, pastom kūną aukštyn ir tokiu būdu mes galime surasti, kur per šoką raumuo arba kur atsiranda kaip trigeris, kur tiesiog spaudžia dar stipriau. Ten mes pabūnam, palaikom. Galiausiai mes galime alkūnę truputėlį sverti toliau, tokiu būdu dar stipriau įsispaus kamuoliukas į užpakalio raumenis. Ir dabar mes galime šiek tiek paimti ir sulenkti kelią ir koją aukštyn per klubą ir dar daugiau spausti. Tarsi mes galime ir atsigult, šiek tiek atgal. Žodžiu, mes galim daryti viską, tiesiog mes turim tai daryti lėtai, per greit nesulenkti štai taip klubo, kad nespaustų per daug per sąnarį ir jausti, kaip raumuo
tiesiog jaučiasi stipriai. Tai nepamirškim giliai kvėpuoti, giliai kvėpuojam, įkvėpiam orą, iškvėpiam orą, nes skausmas, kaip jau gali būti didžiulis. Dėl to svarbiausia yra neįsitempti, nestresuoti ir su tuo skausmu susitaikyti, kad dabar taip kurį laiką bus, kol raumenys atsileis. Puiku, dabar galim grįžti į poziciją. Ir dabar mes pradėsime pratimus ir būtent stiprinsime klubų raumenis ir didinsime judesio amplitudę. Tai nuo ko pradėsime? Pirmiausia, atsigulsime ant nugaros ir priklausomai nuo to, kiek šiuo metu koja yra nusilpusi, ar pavyksta štai taip koją pritraukti, nes nepatikėsit, bet yra žmonės, kurie negali iš vis kojos taip pajudinti, pritraukti. Tai jeigu tai yra mūsų situacija, tuomet mes tiesiog norime rankų pagalbą padėti savo su ranka ir tą koją taip pat sulenkti aukštyn, štai šitaip. Jeigu mes galim tai padaryti patys, mes tai darom patys. Toliau. Dabar tiesiog visų pirmiausia padarysime lengvą apšilimą ir aktyvaciją. Tai mes dabar šitą sulenktą koją tiesiog paimam ir spaudžiam į žemę per kulną. Tai aš spaudžiu su kulnu taip į žemę, įsivaizduodamas tarsi noriu kitą koją atkelti aukštyn. Ir toks gaunasi tarsi priešingas spaudimas. Tai spaudžiu dešinę šiuo atveju koją, o kairę tarsi noriu atkelti nuo žemės į viršų, bet to nedarau. Taip pat, kad kūno svorių mes taip nepersvertume į kitą pusę, su ranka mes galim pasilaikyti taip už žemės ir tiesiog įspaudęs koją laikau įtemptą užpakalio raumenį. Tai mes taip laikom ir dabar atpalaiduojam ir mes dabar pereisim prie klubų aktyvacijos. Tai su rankomis bandom susiriesti ir paimti savo už kojos štai šitaip ir dabar iš lėto po truputėlį bandom atsigulti pilnai ant nugaros. Jeigu čia jau pradeda laužti per klubą ir skaudėti, tuomet mes galim šiek tiek va taip susiriesti su visų kūnu į viršų. Tai tarkim, jeigu mes nuo čia pradedam nuo čia. Tai spaudžiame dabar šitą koją savo į rankas. Vadinamas, norime visą šlaunį stumti į priekį. Tai spaudžiam šlaunį į priekį savo delnus, galvą laikom taip surietę į priekį, spaudžiu laikau ir spaudžiu laikau iš visų jėgų. Ir skaičiuojam iki 10. Ir spaudžiam stipriai. 4, 5, 6 ir spaudimą didinam iš visų jėgų. Didinam spaudimą, koja gali praeiti negi šiek tiek drebėti ir dabar atsipalaiduojam ir po truputėlį atsigulam ant nugaros. Ir dabar spaudžiu šitą koją savo į rankas. Galva dar gali būti šiek tiek atkelta, jeigu laužia per klubo sąnarį, bet jeigu mes jau galim, gulim pilnai ant nugaros. Tai spaudžiu koją vėl savo į rankas, leidžiu pečiam taip pasileisti į priekį, tai spaudžiam dabar ir laikom. Dabar spaudimą turim pasirinkti pagal tai, kas jaučias mūsų klubo sąnarį. Jeigu mes jaučiam kažkokį diskomfortą laužimą, spaudžiam švelniau, jeigu jaučiamės gerai, spaudžiam kaip spaudžiam ir jeigu jaučiam, kad galim spausti dar stipriau, galim spausti dar stipriau. Svarbiausia šią akimirką nejausti jokio laužimo, kažkokio tai būtent ar aštraus durimo, degimo per patį klubo sąnarį, per sulenkimą. Dabar spaudžiam dar kurį laiką truputėlį stipriau, tarsi iš visų jėgų, koja šitą gauna apskritai atplaiduotą, patys matėt, kaip norisi ją laikyti taip pat ir įtemptą, mes ją galim atplaiduoti ir daugiau tiesiog stumu pačią šlaunį, ne visą koją. Dabar lėtai atplaiduojam, dedam rankas ant kelio ir dabar kelį traukiam savo į delnus. Tai traukiu kelį savo delnus ir mes dabar norim suaktyvinti priekinės kojos būtent klubo raumenis. Klubo raumenis bus itin nusilpę ir jie tikrai neturės pakankamai jėgos, kad tokius pratimus atlikti efektyviai ir stipriai. Dėl to mums patiems reikės panaudoti kiek įmanoma daugiau jėgos ir dabar spaudžiam dėl to kelį stipriai į savo rankas. Dėl to, kad tas saumuo yra nusilpęs, mes galime jausti kaip mėšlungę jausmą ar diskomfortą. Dėl to norim spausti. Ir dabar, jeigu jaučiam kažkokį kaip diskomfortą per patį klubą, dabar apsikrauti dėl to nereikėtų, dėl to, nes mes aktyvinam priekinius raumenis, o ne būtent laužiam per koją. Tai taip gražiai dabar laikom, spaudžiam ir atplaiduojam koją. Gerai, truputėlį pakvėpuosim, pailsėsim, porą įkvėpimų, leidžiam kojai atsigauti, pailsėti ir pakartosim antrą seriją ir iš karto sukursim įtampą. Gerai,
Tai paimam gražiai savo vėl už kojos, pritraukiam kelią aukštyn ir dabar spaudžiam koją savo į rankas ir tai darom iš karto pakankamai stipriai. Dabar tuo pačiu metu mes tarsi norime laikyti įtemptą užpakalio raumenį, tarsi norime suspausti taip jį iš vidaus. Tai turėtume jausti per užpakalio raumenis. Tai spaudžiu savo šlaunį atpalaiduotą į delnus ir noriu tarsi įtempti užpakalį, tarsi susiriesti. Spaudžiam, jeigu vis dėlto jaučiasi laužimas, tai galim būti neišsirietę per juosmenį, o tarsi susikopruoja, taip įtempia pilvą. Tai spaudžiam, laikom užpakalį tempę, kiek tai ir mama padaryti, nebus lengva jį tempti tokioje pozicijoje, nes tiesiog jis yra atpratęs nuo darbo, bet įsivaizduojam tarsi, kaip norim suraukti savo, taip tarsi pakelt dubenį nuo žemės. Tai bus tiesiog lengviau taip įtempti jį. Matot, noriu tarsi iškelti patėlį užpakalį nuo žemės. Ir dabar vėl dar kartelį spaudžiam kelį rankas ištiestom rankom. Tai spaudžiam kelį, visą koją ištiestom rankom ir laikom. Laikau. Giliai kvepuojam ir spaudžiam stipriai. Su kita koja paslaikom į žemę ir laikom tvirtai. Noris tą koją taip kelt aukštį, bet stengiamės koją plaiduoti, kad būtent visas darbas vyktų su klubais. Mes prie to raumenukų dar prieisim po to. Super. Ir dabar koją aplaiduojam, nuleidžiam ir dabar judėsime prie klubo kitos funkcijos. Tai lėtai gražiai atsikeliam, jeigu turime problemų su nugarą, galim keltis šonu, galim keltis pasiėmę už kojos, įtempę pilvą. Bet jeigu turim problemų su nugarą, dėl to mes turime eiti stuburo mankštas, kad jų nebelyktų. Taip kad gerai, toliau. Mes dabar judėsime prie klubo. Taigi, klupsime taip gražiai ant kelių, rankomis laikysimės už žemės ir dabar norime su klubais šiek tiek pasvirti va taip į priekį. Dabar nugarą laikysime neišriestą, nei sukopruotą, ji bus neutralioj pozicijai. Laikysime pilvo raumenis įtemptus ir dabar norime su klubais pasisvert va taip šiek tiek į šoną, ne per daug. Tai noriu tik tais truputėlį paimti ir šiek tiek pasvirti taip į šoną. Ir dabar, į kurį šoną mes svyram, su ta koja mes spaudžiam į išorę. Vadinasi, spaudžiu dabar dešinį kelį į dešinę pusę. Įsivaizduoju, tarsi noriu pakelt kairį kelį milimetrą nuo žemės. Tai aš noriu šitą raumenį tiesiog įtempti, skleisdamas koją į šoną. Ką mes jau turėjom būti išmokę, mokydamėsi atlikimo technikos video. Tai spaudžiam kelį į šoną, pėdą galim laikyti ir taip pat atplaiduotą. Ir taip gražiai laikom. Jeigu viskas yra tvarkoje, nejaučiam kažkokio laužimo, diskomforto ar skausmo, mes galim šiek tiek per užpakalį išsiriesti štai šitaip. Tokiu būdu padėja kampas per klubą ir atvirkščiai. Jeigu jaučiam šiokį tokį laužimą per klubą, mes galime šiek tiek taip susikuproti per juosmenį ir tai sumažins apkrovą per klubo sąnarį. Tai spaudžiam, dar vis laikom. Mes nenorime niekur skubėti ir amplitudžių didinti per greitai. Mes norim po truputėlį sukurti vis įtampą, vis pastypinti raumenis, kad tos amplitudės mums išliktų visą laiką. Nes jeigu mes per greitas didinsim, galima apkrauti savo klubo sąnarį ir kūnas ir visa nervų sistema nenorės, kad mes ten būtume, nes jis jausis nesaugiai. Tada raumenis vėl pradės trumpėti, viskas bus nuo pradžių. Taigi, spaudžiam, laikom. Dabar atsipalaiduojam, išsitiesinam štai taip gražiai per klubą, va taip, ir dabar pasisukam, kad klubas įsilygintų, ir dabar mes paimsime ir kelsime tą patį kelį štai taip gražiai aukštyn. Jis gali pradžioje vos atsikelti, tai nesvarbu, tiesiog norim pakelti kelį, priglaustą prie šlaunies nuo žemės. Tik nenorim su kūnu taip suktis, norim išlaikyti kūną toj pačioj pozicijai. Tai prikelinėjam, koja taip pat gali būti atplaiduota. Pradžiai galim kelt kelią ir padėti pėdą ant žemės, nesvarbu, gali kilti taip koja viršų, taip biškai bus sunkiau. Tai prikeliam kelią ir laikom. Dabar mes norim paimti ir prikelt kelią dar šiek tiek aukščiau. Galim šiek tiek su klubu taip pat suktis, bet kelias turėtų būti priglaustas prie šlaunies. Laikom. Atplaiduojam, galim taip paklupėti, pabūti ir kartosim antrą seriją.
Jeigu jaučiam, kad vienos serijos užtenka, tiesiog galite pailsėti ir palaukti dar paskutinio pratimo. Ir jeigu jaučiat, kad galite padaryti abi serijas, darykime abi serijas. Tiesiog pasitenkime atsižvelgti savo savijautą. Taigi vėl, dubuo vis dar yra truputėlį pastumtas taip į priekį, su klubais pasisukam į šoną, nedidinkim amplitudės, būkim ten pat, kur buvom ir aną kartą, vadinasi tiek nesisukim taip į šoną, būkim tiesiog šiek tiek pasisukę, kol mes dar nejaučiam jokio diskomforto per klubo sąnarį. Tai taip pasisukus, dabar tiesiog sukuriam įtampą. Spaudžiu koją į šoną, o kitą kelį tarsi atkeliu, bet aš jo nekeliu į viršų, nes jeigu aš kelsiu kelį, va taip, tai pasikels mano dubuo į viršų. Ir tas raumuo, kurį aš dabar stiprinu, ištempimo pozicijai, tuomet jis jau susitraukia. Tai mes norim su klubu pasisverti į šoną, spausti kelį į šoną ir tiesiog čia vėl pabūti. Tik šį kartą mes dabar norime stipriau tarsi skleisti koją taip į šoną, tarsi aš griūčiau taip šonu ir su ta pačia koja savo neleisčiau griūti, tarsi priešinuosi. Tai taip gražiai laikau, dabar vėlgi išsilyginu ir dabar pakeliu vėl kelį kiek įmanoma taip į viršų. Tik šį kartą mes dabar norime jau kelį glausti į vidų prie šlaunies. Tai glaudžiu kelį į vidų prie šlaunies ir šį kartą bandau taip pat šiek tiek išsiriesti. Tai antrą seriją, kurią mes darėme, mes galime kartoti šiek tiek jau per klubą išsirietus, tiksliau per nugarą išsirietus. Ir spaudžiu kelį į vidinę dalį ir keliu į viršų. Tai gali įsitraukti mėšlungis per vidinę šlaunies dalį, tai yra normalu. Ir netgi taip ir turėtų būti, kad jaustusi. Atrodo lengvi pratimai, bet jaučiu, kaip pėdas raudonuoja ir tikrai kraujas teka per koją ir aktyvina visą kraujotaką aplink klubą. Ir mes dabar atliksime paskutinį judesį, kuris jau padės mums didinti mobilumą per patį klubą, per pačią būtent fleksiją, kai mes štai taip lenkiam save per klubą. Tai ką mes darysim? Visų pirmiausia, vėlgi, mes su rankom laikysime taip šiek tiek atgal, nes mes kol kas nežinom, aš nežinau, kokioje pozicijoje jau prasideda laužimas per klubo sąnarį. Dėl to mes norime dabar jos ir neviršyti. Greitas testas, kaip mes jau darėm, kur mes jaučiame, kur ta koja vos pasikelia. Tai jeigu, tarkim, aš čia būnu ir man koja vos pasikelia, vadinasi, aš čia dabar stiprinsiu tą savo koją. Jeigu man koja laisvai keliasi, aš galiu šiek tiek daugiau pasilenkti į priekį. Tai ką dabar darysime, tai sulenksim vieną koją ir kitą koją sulenksim tik truputėlį. Štai tiek. Su kūnu pradžiai būsime atsilošę atgal, daugmaž va tiek, ir krūtinę pakelsim aukštyn. Dabar aš noriu užlenkti pirštus taip į save ir spaudžiu kulną į žemę. Tai spaudžiu kulną į žemę ir taip pat įsivaizduoju, kaip tarsi ne tik spaudžiu žemyn, bet tarsi noriu lenkti štai šitaip koją į save. Tai spaudžiu į žemę ir tarsi lenkiu, tarsi traukiu savo kūną taip į priekį, bet su rankom laikausi tvirtai įsirėmęs į žemę ir neleidžiu savo kūnui visiškai pajudėti. Tai paprasčiausiai laikau koją įspaustą. Jeigu net ir tokioje pozicijoje jaučias klubo laužimas, tai mes galim truputėlį per juosmenį taip susikupruoti. Tai nebūti tiesi tokia visiškai nugara, o truputėlį taip susikupruoti. Tada mažiau skaudės per klubą ir bus mažiau diskomforto. Taigi, laikom. Tai spaudžiu taip, tarsi norėčiau atkelt kairę koją nuo žemės, o dešinę vėlgi stumti žemę. Mes panašią aktyvaciją darėme su lenkta koja, dabar tai yra daugiau su ištesta, dėl to daugiau dirba būtent galinės šlaunies raumenis, galiniai šlaunies raumenis, dvigalvis. Spaudžiu, spaudžiu, spaudžiu ir dabar įsitvirtinu ir dabar kaip tik noriu atvirkščiai. Noriu pakelti šią koją nuo žemės ir dabar taip ir laikyti. Tai laikau koją pakeltą nuo žemės. Ir laikau būtent toj pačioj pozicijoje, kur aš spaudžiau. Tiesiog čia fiksuoju ir gali paėti negi koją drebėti. Dar efektyviau būtų, kad mes tiesiog tą koją daugiau taip įtemptumėm, jeigu įmanoma, patys tarsi iš vidaus. Norim, kad įsitemptų visi kojoje esantis raumenukai. Tarsi aš tiesiog noriu suspausti tą koją ir taip laikyti. Jeigu taip darysim, tą koją pradės tiesiog drebėti. Taip laikau koją gražiai, tokioje pozicijoje, atplaiduojam. Ir dabar mes jau norime paimti ir šiek tiek daugiau pasvirti su kūnu į priekį. Taip pasvyram dar truputėlį daugiau vos į priekį. Ir dabar vėl šiek tiek dar sulenkta tokią koją. Spaudžiam į žemę. Spaudžiam į žemę, truputėlį sulenkta koja. Jeigu, tarkim, yra problemos ir su nugara ir yra būtent nervo spaudimas ir ta koja iš vis galbūt pačia laikosi,
ir dabar kol kas taip lengvai daugiau neįsitiesina, tai per prievartą tiesinti kojos ir laužti nereikia. Nepamirškim spausti dabar kulno. Ir mes tiesiog vadinės turime palaipsniui šį pratimą atlikti, kol visi galiniai kojos raumenys suaktyvuos ir sustiprės, kad ta koja po truputėlį galės išsitiesinti. Tai vėlgi, spaudžiam kulną į žemę, gali jaustis durimas per užpakalį, per būtent šitą visą vietą. Taip gražiai laikom. Ir dabar norim po truputėlį didinti spaudimą, bet nepersistengim spaudimu lygiai taip pat, kad nebūtų jokių diskomfortų. Nei per kelį, nei per klubą. Tiesiog po truputėlį. Spaudimą renkamės patys pagal savo pajėgumą. Ir dabar vėl taip pat paimam ir pirmiausia, aš tiesiog suaktyvuoju koją ir noriu ją bent truputėlį atkelti nuo žemės. Dabar, jeigu ta koja visai nepakėlė nuo žemės ir mes tarsi imituojam tos kojos pakelimą, ir va taip tiesiog bandom pakelti. Tai prikeliu kelį, pakeliu pėdą ir laikom va taip. Jeigu mes galim tą koją pakelti ir aukščiau, mums nebūtina kelti va taip, kad kupruotis, mes norim išlaikyti krūtinę pakeltą aukštyn ir tiesiog tai palaikyti. Nesmė dabar yra pakelti kuo aukščiau, o esmė tiesiog yra palaikyti ilgiau. Net ir man koja pradeda drebėti, kai tiesiog va taip ilgiau laikai, nors gali pakelti tą koją žymiai aukščiau, bet vis tiek raumenys dirba ir aktyvinasi. Dabar jeigu kaulą laužia, taip keliant koją, mes galim ją šitiek taip pat praskies daugiau šoną ir tokioj pozicijoje kelti, tada šitiek mažiau bus diskomforto. Tai dar palaikom ir aplaiduojam. Na kągi, tokia buvo mūsų pirmoji klubo disbalansų tvarkymo treniruotė. Tikrai tikiu, kad sąnarys jau jaučiasi truputėlį laisvesnis, nes kaip aš ir minėjau, mes atlaidavome raumenis, juos suaktyviname. Tai kol būtent visi šie raumenys yra karšti ir atlaiduoti, tol dabar sąnarys šiandieną jausis maloniai ir gerai. Rytoj, kaip bebūtų, gali jausis šiek tiek sumedėjimas ir šioks toks minimalus diskomfortas. Gali būti ir didesnis diskomfortas, priklauso nuo to, kokia yra sąnario pozicija ir šiuo metu situacija. Taigi, dėl to rytoj nereikėtų kartoti šios treniruotės, o reikėtų palaukti bent jau vieną dieną, kol tie raumenys pailsės, atsistatys ir tuomet bus galima pakartoti tą pačią treniruotę mažiausiai dar bent 1, 2 ar netgi 3 kartus. Tai nenorime nei per daug ilgai užsibūti šią treniruotę, bet lygiai taip pat nenorime per daug skubėti ir eiti prie kitų treniruočių. Tai paprasčiausia, žiūrėkime, kaip mes jaučiamės ir kartokime treniruotės ne dažniau nei kas 2 dieną. Tai ką, pasimatysime kitą kartą ir eisime daryti dar sunkesnių pratimų.